Sveiki! Trečiadieniais, kaip įprasta, susitinkame pasikalbėti apie sveikatą. Tikiuosi, džiaugiatės puikia vasara ir dar puikesnė savijauta. O štai šios laidos temos. Ausų krapštukai nešvarina, o kenkia. Tai kaip stūmoklis. Kaip jūs išvalysit? Jūs išvalytumėte tik tuo atveju, jeigu jis yra skysta ir arti, jeigu jinai tikėtesnė, jūs tik pastumėte. Šiuolaikinė pagalba netekus dantų. Nėra jokių metalinių konstrukcijų šiame proteze, nes visas protezas yra pagamintas iš termoplasto. Mankštindami kūną mankštiname charakterį. Per fizinės savybės charakterio ir emocinės būsenos lavinimą, arba atvirkščiai. Jeigu mes dirbam su emocijom ir su savo charakteriu, gerėja mūsų fiziniai rodikliai. Nuo vasaros kaitros atgaivins šaltibarščiai. Nes vieni žmonės valgo baltus šaltibarščius, o kiti raudonus. O tau kokie patinka? Raudoni irgi, tai va. Kaip tik tokius ir turėsim. Šaltibarščiai reikėtų valgyti juos vienus, kaip jie yra paruošti, su žalumynais, kefyru, kitais priedais, jeigu dar kas sugalvoja, ką įdėti, o jų bulves reikėtų valgyti atskirai. Birželio dovanos sveikatai. Bent stiklinę per dieną išgerti, tai tikrai bus nauda ir nieko ten tikrai nesukrešins to kraujo. Sergantieji cukriniu diabetu gali gauti nemokamų paslaugų. Atliekami deformuotų ir sveikų nagų šlifavimas specialia įranga. Jei paklaustume, kaip rūpinatės ausų švara, turbūt daugelis ištrauktumėte pakuotę kosmetinių pagaliukų. Juos netgi ir vadiname ausų krapštukais. Pasirodo, taip ausų valyti šiukštu nederėtų. Kodėl? Dėmesio į ekranus. Ausų vaškas arba vadinamoji siera yra reikalinga kokiem nors procesams, ar tai yra ausų purvas? Tikrai reikalingas ir jeigu taip paaiškint, kur jinai yra, nes landa, ausies išorinė landa turi dvi dalis. Viena dalis yra kremzlinė, o kita gilesnė yra kaulinė. Tai toj kremzlinėje dalyje yra sieros liaukos, prakaito liaukos ir tos sieros liaukos išskiria tą vaškinę medžiagą. Siera pasižymi taip vadinamu baktericidiniu poveikiu. Tai reiškia, kad naikina ir daro tokią nepalankę aplinką bakterijom ir grybeliam daugintis. Ir vaizdžiai tariant, tai yra tokia apsauginė medžiaga. Nuo išorės poveikio apsaugo viršutinį landos odos sluoksnį. O kodėl jos prisikaupia per daug? Sieros gamybos kiekis yra tiesiog priklausomas genetiškai, yra toks determinuotas. Nes ir gali ir jos klampumas gali būti jinai tokia šviesesnė, tasesnė arba sausa, trapi, ir tai priklauso nuo sudėties. Jeigu daugiau keratino ar daugiau riebalinių medžiagų, tai jinai bus tokia tasesnė, o jeigu sausa, tai trapi, tai mažiau tų lipidų yra. Mes tą galim pakeisti, jeigu mes, pavyzdžiui, krapštome, dažnai valome, keičiame, didinam tiesiog tos sieros gamybą. Arba tai priklauso nuo susirgymų, dažniausiai nuo hormoninių svyravimo organizme, pavyzdžiui, nuo diabeto. Irgi daugiau gaminasi. Arba, pavyzdžiui, žmogus persirgęs yra landos odos uždegimu, irgi keičiasi sieros gamyba. Taigi, kuo dažniau ausies landą valome, tuo daugiau sieros gaminasi. Šiek tiek turi jos būti, bet tik tai su amžium, pavyzdžiui, keičiasi landos ovalumas. Jeiga yra ovali, o su amžium padribus odai, atsipalaidavus raumenim, jinai darosi tokia plyšio formos ir dėl kramtomųjų raumenų judėjimo jinai blogiau iškrenta, arba, kaip sakiau, mes bekrapštydami nustumėm ją į tą gilesnę kaulinę dalį ir tada ją iškristi jau labai sunku. Ir patekus vandeniu, pavyzdžiui, sako, išsimaudžius, staiga apkurtau. Tai reiškia, tas yra išburko ten giliai ir tada pajuntam staigų klausos sutrikimą. O kodėl sakoma, kad negalima ausų valyti su ausų krapštukais vadinamais? Pažiūrėkit, kaip atrodo tas krapštukas. Jisai yra tiek pat tokio dydžio kaip landa ir jis tik kaip stūmoklis. Kaip jūs išvalysit? Jūs išvalytumėte tik tuo atveju, jeigu siera skysta ir arti, jeigu jinai tikėtesnė, jūs tik pastumėte. O kaip tada reikėtų palaikyti ausų švarą? Plauti ausies kaušelį, landos jėgą, nes tik ten ir matos ta siera.
ir įsivalyti rankšluosčiu pirštu, viskas. Šypsena neatsiejama pilnaverčio, taigi ir džiugaus gyvenimo dalis. Deja, metams bėgant dėl įvairių priežasčių dantų netenkame. Laimė, mokslas skrieja 7 myliais batais. Štai kaip prarastų dantų problemą siūlo spręsti naujausias technologijas pasibalnojęs Kėdainių odontologijos centras. Sveiki, esu gydytojas odontologas Martynas Šilys. Esu baigęs ne tik odontologijos studijas, bet turiu ir dantų technikos išsilavinimą. Dirbu tiek privačiose, tiek viešosiuose odontologijos klinikose, bei dėstau Kauno kolegijos medicinos fakultete. Visa man mokslinė ir darbinė praktika leidžia daugiau specializuotis dantų protezavimo srityje, nes puikiai išmanau dantų protezų gamybos procesus ir jų pritaikymą pacientams. Dauguma žmonių, ypatingai senjorai, susiduria su dantų netekimo problemomis. Dantų netekimas dažnai sukelia fizinių ir psichologinių problemų, vargina kramtymo, virškinimo sistemas, įvairūs tarties sutrikimai, taip pat imama nepasitikėti savimi, linkstama į depresiją, prarandamas visuomeninis statusas. Dantų protezavimas viena iš galimybių toliau džiaugtis visaverčiu gyvenimu. Dantų protezavimas yra skirtas atkurti trūkstamus dantis ir jų eiles, prarastas sąkandžio ir kramtymo funkcijas. Žmogui sugrąžinama tai, ko jis neteko kartu su prarastais dantimis. Pirmiausiai galimybė valgyti, sukramtyti maistą. Pacientui atvykus į mūsų odontologijos centrą yra sudaromas gydymo planas, jame išsamiai aptariama paciento dantų būklė, įvairūs dantų atkūrimo būdai, įvertinama gydymo trukmė, eiga ir kaina. Prireikus atliekami papildomi rentgenologiniai ir kompiuteriniai tyrimai. Šiuolaikinės technologijos leidžia pagaminti protezą atitinkantį aukščiausius estetinius ir funkcinius reikalavimus. Galimi du variantai – dantų protezavimas išimamais ir neišimamais fiksuotais protezais. Protezų parinkimas priklauso nuo burnoje likusių dantų skaičiaus ir būklės. Šiandien norėčiau papasakoti apie išimamus dantų protezus. Turbūt kiekvienas iš mūsų žinome, kas yra dantų plokštelė. Tačiau daugelis pacientų susiduria su neigiamais faktoriais šio protezo, nes protezas yra masyvus, užima daug vietos burnoje ir tai sukelia pykinimą ir skonio sutrikimą. Tad mes galime pasiūlyti geresnę alternatyvą dantų plokšteliai. Tai yra biodental termoplastiniai lankai. Juos galime taikyti tuomet, kai yra atraminių dantų. Pas pacientę yra neriboti defektai, bet pacientė turi atraminių dantų, todėl buvo nuspręsta gaminti biodental lankus. Papasakojau pacientį visus šių lankų privalumus, tai estetiniai sumetimai, nes yra baltos apkabėlės, netaip krenta į akis, kaip šypsosi pacientė, nėra jokių metalinių konstrukcijų šiame proteze, nes visas protezas yra pagamintas iš termoplasto, jisai yra spirokliuojantis. Apkabėlės yra taip pat spirokliuojančios, todėl neišjudina atraminių dantų. Tinkamai prižiūrimi protezai šie tarnauja ilgą laiką. Šių lankų konstrukcija yra daug mažesnė negu plokštelių, užima mažesnę dalį gomurio, todėl pacientas geriau jaučia skonį, taip pat terminius dirgiklius. Šio protezo gamybai užtenka tik keletų vizitų pas odontologą. Šiem protezam visą vasarą taikoma 30% nuolaida ir taip pat šie protezai yra kompensuojami iš ligonių kasų. Pone Liuda, sakykit, kokius jaučiate šių protezų privalumus? Žinot, gerai laikosi, nėra to metalo, nesimato, labai mažai kaupėsi maisto po protezais, tiesiog galima sakyti, kad visai nesikaupė. Ir viskas. Ar esate patenkinta savo šypseną? Kol kas taip. Norėčiau turėti pakankamai ištvermės ir atlikti nemalonius darbus iki galo. Norėčiau gebėti suvaldyti dienos darbų chaosą. Galbūt ir jums šie norai pažįstami. Pasak sveikatos ugdymo pedagogės Dalios Vengrytės, atlikdami tam tikrus fizinius pratimus, išmankštinsime ir savo charakterį.
Visi žinome, kad judėti verta, žinome, kad tai labai daug atneštų gerų pokyčių mūsų sveikatai. Kadangi visi viską žino apie tai, aš apie tai ir nepasakosiu. Aš pakalbėsiu apie kitą požiūrį, kurį mes paprastai žiūrime per jogos prizmę arba per iš rytų filosofijos pozicijų, kad kūne, imant ir pasaulyje, ir visatoje, ir žmogaus kūne yra viskas tarpusavį labai susiję ir nebūna atskirai, kažkokių tai dalių. Jos visos viena kitą papildo ir sukuria kažkokią sistemą. Tai kalbant apie judėjimą, tarsi mes galim ratą sukti iš vienos pusės arba iš kitos. Mes galim kalbėti apie charakterio, fizinių savybių, per fizinės savybės, galbūt teisingiau, per fizinės savybės charakterio ir emocinės būsenos lavinimą, arba atvirkščiai. Jeigu mes dirbam su emocijom ir su savo charakteriu, gerėja mūsų fiziniai rodikliai. Žmogus dažnai sako, aš nelankstus, aš negaliu ateiti į jogą, nes, tarkim, aš nelankstus. Tada, reikėtų atkreipti dėmesį į žmogaus charakterį. Dažnai toksai žmogus, kuris yra labai kietas visas, jisai būna labai nelankstus dėrybose, su juo labai sunku rasti kompromisus, labai sunku bendrauti, nes jisai turi tik savo poziciją ir nepripažįsta jokių kitų. Tai lavinant tokią savybę ar ypatybę, kaip čia pavadinus fizinę, kaip lankstumas, mes labai galim padirbėti su savo charakteriu, atrasti lankstumo savyje, eiti kompromisus, lengviau viską žiūrėti, lengviau bendrauti. Nuovargis, emocijų svyravimas, karščio netoleravimas, ar kažkas ilgas, kažkoks tai, krūvis, psichinis, emocinis ar fizinis krūvis. Vieni žmonės kažkodėl labai atsparus, kiti nelabai. Tai yra vienų ištvermė geresnė, kitų nelabai. Tai vėlgi, jeigu mes pastebim savyje, kad mums trūksta ištvermės pabaigti, atlikti darbus iki galo, jeigu mes jaučiamės dažnai vos pradėję kažką veikti, jau išsekę, tiesiog mums stinga ištvermės. Tai dirbdami su fizinė savybė ištverme, mes labai galim pagerinti tą būseną savo emocinę, ir grūdinti savo charakterį, kad mes lengviau ištvertumėm viską, pabaigtumėm darbus iki galo. Mes dažnai vartojam tokius posakius, kad norėčiau kažką padaryti, bet žinokit, neturiu valios. Neturiu valios, neturiu jėgų, nors viską žinau ir ruošiuosi, bet negaliu. Tai lavinant tokią fizinę savybę kaip jėga arba jėgos ištvermė, mes galėtumėm daug lengviau rasti savyje jėgų kažką tai nuveikti. Dažnai sako, pavyzdžiui, mane išmušė iš pusiausvyros, aš netekau pusiausvyros. Taip, tai lygiai taip pat lavinant fizinę savybę pusiausvyrą, mes galim atstatyti tarsi save į tokią pusiausvyrą, į balansą, nes, pavyzdžiui, kad ir mitybos tema, dažnai sakom, arba aš nuolatos persivalgau, tai yra vienas kraštutinumas, arba aš nieko nevalgau, gal numesiu svorio. Tai yra tarsi du kraštutinumai, o reiktų ieškoti aukso vidurio, būtent balanso, būtent pusiausvyros, tarp normalaus ar ne proceso mitybos. Nes nevalgau yra viena bėda, persivalgau yra kita bėda. Taigi reiktų rasti tą aukso vidurį, pusiausvyrą savyje. Tai lavinant šitą savybę, mes galim, tą pusiausvyrą ir į savo gyvenimą atnešti. Yra žmogus, kuris koordinuoja įmonėje, firmoje ar kažkur tai visus veiksmus, darbus, kuriuo atrodo be galo daug, bet jis yra koordinatorius. Taip ir mes galim būti savo gyvenimo koordinatoriai. Kada gyvenime chaosas, kada begalė darbų, kada tu nieko nespėjai ir jautiesi beviltiškai, iš to chaoso sukurti tvarką padėtų tokia fizinė savybė kaip koordinacija. Tai jeigu mes atliktumėm judesius, kurie gerintų mūsų koordinaciją ir mūsų gyvenime atsirastų daugiau tvarkos. Laikas virtuvės rubrikai. Vėl esame Kėdainių profesinio rengimo centre. Drauge su virėjos specialybės moksleive Samanta. Šiandien gaminsime labai skanų vasarą patiekalą šaltibarščius. Samanta, ko dėsime į juos? Dėsime kefyro, pieno, kiaušinę virtą, burokėliai, druską, krapai, agurkas ir svogūnai. Pradėkime gaminti. Aš jums duosiu pjaustyti svogūnus, o aš starkuosiu agurką. O ar smulkiai reikia pjaustyti? Smulkiau. Smulkiau. Gerai. O tu pati mėgsti vasarą valgyti šaltibarščius? Labai. Labai mėgsti. Irgi lygiai tokius pačius gamini? Taip. Visi produktai paruošti, galima dėti. Pirmiausia, supilame kefyrą. Dabar pilsime pieną.
Pieno pylėme kelis sykius mažiau nei kefyro. O kas dabar? Dabar supilsime krapus ir svogūnus. Krapus ir svogūnus. Gal tada tu man padėk? Gal galėtum supilti, aš palaikysiu. Dabar pilsime agurkus. Burokėlių eilė greičiausiai. O kokie, Samanta, tau patinka šaltibarščiai? Skystesni ar tirštesni? Tirštesni. Tirštesni. Taip, dabar pamaišysime, kad viskas pasiskirstytų. Va kokie. Nes vieni žmonės valgo baltus šaltibarščius, o kiti raudonus. O tau kokie patinka? Raudoni. Raudoni irgi, tai va. Kaip tik tokius ir turėsim. Šaltibarščiai jau paruošti, dabar galima pateikti. Dabar uždėsime šaukštelį grietinės ir uždėsime kiaušinių. Šaltibarščiai paruošti, kol mes su Samanta juos ragausime, jūs kviečiu pasiklausyti, ką apie mūsų patiekalą mano specialistai. Tai tikrai yra labai geras patiekalas. Apie kefyrą tai tikrai labai galima pasakyti labai daug gerų žodžių. Tai yra raugintas pienas, pieno produktas ir jis daug geriau ir naudingiau gert negu pienas, todėl kad ten, kai tik kefyre yra labai daug įvairių vitaminų, ypač ir B grupės daug vitaminų. Taip pat kefyras reguliuoja įvairių mūsų žarnyno bakterijų pusiausvyrą. Taip pat padeda, pavyzdžiui, jeigu kas turi mažesnį skrandžio sulčių rūgštingumą, tai irgi kefyras labai tinka. Kai kas pila dar į pieną, tai pieno nereikėtų pilti, todėl kad yra rūgštus produktas, jau kefyras ir pienas tada gaunasi, žinot, jau yra kita reakcija gaunasi ir dar net yra rekomenduojama, kad burokėliai yra dedami į šaltibarščius, kad burokėliai būtų dedami irgi rauginti. Tada tikrai jau gaunasi labai naudingas, ypač virškinimo traktui. O kiaušiniai reiktų valgyti jų tikrai ne taip daug, bet būtinai valgyti reikia, nes yra labai naudingų medžiagų, kurios reikalingos tikrai mūsų organizmui, kur kituose maisto produktuose nėra. Ir dar ką noriu pasakyti, kad tai padedami yra svogūnų laiškai, kiti žalumynai, tai labai tinka su kefyru. Ir netinka su kefyru tai valgyti bandeles, duoną ir bulves. Dėl to, kad gaunasi rūgimo procesas, mums pučia vidurius, šaltibarščiai reikėtų valgyti juos vienus, kaip jie yra paruošti, su žalumynais, kefyru, kitais priedais, jeigu dar kas sugalvoja ką įdėti, o jų bulves reikėtų valgyti atskirai. Kokių dovanų laukuose pribarstė gamta? Nespėliokime, o keliaukime su vaistininku ir žolininku Mariumi Lasinsku tų dovanų pasirinkti. Taigi birželio mėnesį jau dauguma augalų pradeda žydėti ir galima tikrai prisirinkti įvairiausių savo maistui ir vaistui. Galite pasirinkti dilgėlės lapelių, taip gerai sutrinti ir skanaus. Tai dilgėlė labai stiprina visą organizmą, vitaminų šaltinis tai yra ir netgi būtina ir vyresniems žmonėms, sako, dilgėlės negalima, ten kraują krešina, anaiptol kaip tik nereikia bijoti dilgėlės ir netgi būtina kalcio įsisavinimui vyresniems žmonėms, kurie sako, kaulai ten lūžinėja, dar kažkas, tai dilgėlės bent stiklinę per dieną išgerti, tai tikrai bus į naudą ir nieko ten tikrai nesukrešins to kraujo. Garšvą dar kai kur galite pasiieškoti jaunesnę garšvą, nes jau tokios jau kai kurios peraugusios, tai paieškokite garšvos ir garšvos galite
savo kramtyti, daryti kokteilių žalius, arbatai arba susidžiovinti ir pasidaryti prieskonį. Susidžiovinate augalą, per kiaurasantį brūkšt subyra smulkios dalelės, stambesnės arbatą pasidarysite ir galite naudoti kaip prieskonį. Ir jeigu imsite kiaulpienę, garšvą ir dilgėlę, tai trijulė šitą labai gerai yra visai sveikatai, reiškia, ir žarnyną patvarko, ir kepenų veiklą, ir vitaminų šaltinis. Taip pat šiuo metu galite visur rasti jonažolės. Jono žolės, kuri labai gerai mus veikia, tai sako net 99 ligų, nes pirmiausia veikia mūsų smegeninė. O dauguma bėdų ir prasideda nuo mūsų smegenų. Jau žmonės išmokę tvarkytis, reiškia, tai, ką jie kalba, nesikeikėme, žodžių savo valdome, jau apsitvarkome aplinką, šiukšlės renkame, bet retai mes pagalvome apie švarą savo mintise. Tai vat jonažolė padeda palaikyti švarą mūsų mintise. Tai jonažolė arbatos išgerkite pirmoji dienos pusėje ir visai dienai užteks jėgų. Vakare negerkite, nebent norite tai šokti, nes jinai tonizuoja, kam aukštas kraujospūdis, tai geriau jonažolės venkite vakarais gerti. Taip pat galite, jeigu pasisodinote iš pavasario augalų, tai galite prisirinkti jau ir medetkų, ir juozažolės, kurios irgi taip pat gali būti ir maistas, ir vaistas, kaip prieskoniai naudojami. Taip pat jau galite pradėti darytis gauromečio, nes birželio mėnesį į pabaigą gaurometis atsiranda. Tai yra violetiniai žydintis augalas, iki 2 metrų aukščio net gali užaugti, tik tai nesumaišykite su ožkarože, nes dažnai gaurometis su ožkarože maišo. Jeigu sausa vieta, vienas žiedynas pailgas ir lapo kraštas yra apvalus, toksai lygus, tai yra gaurometis siauralapis. Jį rinkite. O jeigu šlapia vieta, žiedynas labiau įsišakojęs ir jisai lapo kraštas su karbukais, tokiais karbuotas, tai ten ožkarožė, jo nerinkite. Taigi svarbu yra žinoti, ką renki, tai galima tiesiog nešiotis Lietuvos žaliasis rūbas, tokį atlasą, kurį visada galima pasitikrinti. Jeigu atsivertėt ir matot, kad kaukolė nupaišyta, tai tokio augalo neskubėkite imti, nebent norite vieną kartą paragauti. Sako, grybus ir augalus galima vieną kartą, bet tik tai vieną kartą. Tai šitą knygą tokia labai gerai einant rinkti augalų. O rasų arba šventės arba joninių šitas metas yra ypatingas augalams rinkti, jie sukaupia tikrai daugiausiai veikliųjų medžiagų ir dauguma augalų jau žydinčių yra. Tai tiesiog visą tai žinant, galima tai panaudoti savo sveikatai ir geroviai. Dėl to eikite dažniau į gamtą ir nebijokite, kad ten sako, oi, ten erkių daug yra viso. Kai kam patogu, kad mes neitume taip į gamtą, kad viską iš prekybos centrų tik tai pirktumėmės, vandenį iš pakuotėse, o šaltiniai, sako, užteršti. Kaip nebus užteršti, turim patys prižiūrėti šaltinius valyti, rinkdami žolelę šiukšlę susirinkti, kad gamta būtų švari, tai tada ir vaistažolės bus švarios. Taigi visko galima rasti gamtoje, tik tai reikia mokėti, žinoti taisyklės, jau turbūt žinote visi žolininko, žinoti, kaip jas susidžiovinti, kaip jas vartoti, kad užpilti ne verdančių vandenį, o karštų. Burbuliukai pradeda kilti ir išjungite, su tokiu vandeniu reikia pilti vaistažolės. O geriausiai jas paimti ir šviežias, kramtyti tiesiog, tada jos geriausiai mums veikia ir padeda. Taigi, visko yra, tik tai reikia neplėšti, negriauti, o gražiai gamtos paprašyti ir visko bus duota. Pirminės sveikatos priežiūros centras sergantiesiems cukriniu diabetu teikia nemokamas paslaugas. Apie jas šiame reportaže. Kėdainių pirminiam priežiūros centre slaugytojos diabetologės paslaugas gali gauti šias pirminę ir tęstinę konsultaciją, diabetinės pėdos priežiūrą ir gydomąją pedikiūrą. Pirminė pagalba yra, kaip cukrinis diabetas pripažintas pirmą kartą gyvenime, o tęstinė, kaip tęsiasi jau kelerius metus. Pirminiai konsultacijai pacientas gali apsilankyti 5 kartus per metus, o tęstiniai 2 kartus metuose. O kokia yra diabetinės pėdos priežiūra ir gydomoji pedikiūro procedūra? Yra atliekami deformuotų ir sveikų nagų šlifavimas specialia įranga, taip pat jų ploninimas, kirpimas. O kodėl šios procedūros yra svarbios tokiem pacientam? Todėl, kad sergant cukriniu diabetu pacientų regėjimas yra susilpnėjęs, sustorėja nagai ir jie neturi tam tikros įrangos namuose instrumentų šitai procedūrai atlikti.
Pirminės sveikatos priežiūros centre pacientus pasirengusios priimti 5 slaugytojos diabetologės. Slaugytojo diabetologo konsultacijas gauti gali ir kaimo ambulatorijų pacientai. Iš viso per metus pacientams nemokamai suteikiamos 5 slaugytojo diabetologo konsultacijos, 4 gydomojo pedikiūro ir 24 diabetinės pėdos priežiūros paslaugos. Šiuo metu cukriniu diabetu serga per 1100 rajono suaugusiųjų ir 7 vaikai. Viskas šį kartą. Dėkojame, kad žiūrėjote. Kitas susitikimas Liepos 27-ąją. Vasarokite saugiai ir sveikai. Sudie.